Yra toks posakis, kad nėra gaisro be dūmų. Taip ir su darbo ginču. Apie gresiantį darbo ginčą jums signalizuoja keliami darbuotojo reikalavimai išmokėti jo dirbtus viršvalandžius, ar išmokėti dienpinigius 100%, ar išmokėti dar kažkokias kitokias sumas. Dar darbuotojui nepasikreipus į darbo ginčų komisiją, pravartu pasikreipti į teisininkus, kad būtų susidėliota strategija, pozicija, išlaikytos procedūros ir parengti atitinkami dokumentai, kaip to reikalauja darbo kodeksas. Čia kaip žaidime šachmatais. Numatykime 5 ėjimus į priekį, kas jeigu darbuotojas vis tik paduos prašymą į darbo ginčų komisiją. Todėl laiku pasikreipkime į teisininkus, kad nuo pat pradžių galėtume pasidaryti savo namų darbus, pasidaryti dokumentus ir procedūras taip, kad galėtume apsiginti bet kokiame darbo ginče.